rajono mokyklos. Taip. Ir tai čia būsimieji lakūnai, ar aplamai jūs domitės viskomie ir tame tarpe ir aviacija? Apsilankė ir buvo labai įdomu pažiūrėti, kas tas yra ir va lėktuvas. Jurbarke, ar yra skraidančių Nu, ar yra žmonių ar vaikų raitvarus laidot? Nu, čia nesenai buvo labai didelė nelaimė, kur žuvo tas, kaip dabar pavardė, aš net neatsimenu, turėjau privatų lėktuvą. Taip. Taip pavardė užmiršau, tikrai prieš metus, ar kiek čia žuvo. Prieš 2 metus turbūt. Taip, prieš metus. O taip tai daugiau kažkaip nesigirdi. Praskrenda lėktuvėliai, matom, ar ne? Ar įdomu buvo vaikas nusileidžiant? Tik tai visi labai norėjo to treniruoklio, bet jis buvo neįjungtas. Žinot, vaikams labai įdomu, kada gali išbandyti kažką, čiupinėti. Vienu žodžiu, labai patiko, pirmą kartą buvom. Ach, tik pirmą? Taip. O kaip sužinojote, kad čia yra toks dalykas? Aš sužinojau internetu, muziejus, pamatai, kokios kainos, ką mes galim pamatyti. Žinojau, kad čia muziejus. A ne? Tai čia ir konkursai organizuojama, vaikai piešia apie aviaciją, apie Darių ir Girėną, tai, taip sakant, galima tą temą pratęsti, ar ne? Be abejo. Be abejo galima. Ir projektus rašyti, tiek, kad dabar sudaryta, bet iškirti O kokie puikūs vaikai. Aš jūs įdėsiu į internetą, žinot. Į kokį puslapį eiti? Jeigu jūs pasakysite mokyklos adresą, aš nurodysiu, atsiųsiu. Taip, palauk. Būtų mūsų www.girdžiai.lt. Gerai. Ir dėl malonumų skraido, žinokite. Mums labai įdomu. Va čia galėtumėm į tokį panašų lėktuvą sudėti jūs visus, susodinti. Čia keleivinis lėktuvas. Keleivinis, vėliau buvo kariniai panaudojimai to lėktuvo, o dabar muziejinis. O čia vaikai matot, kas čia parašyta? Baltijos kelias. Iš šito lėktuvo mėtė gėles Baltijos kelyje. Čia istorinis lėktuvas. Čia garsus, gal jūs neatkreipė dėmesio. Tai vat, iš šito nuostabaus lėktuvo mėtė gėles jūsų tėvai, galbūt seneliai, stovėjo Baltijos kelyje, susikibę. O vat matot, kaip čia viskas įdomu. Aišku, reiktų jūs ir susitarus nuvežti ir Kauno aeroklubą, jisai čia pat. Čia Kauno aeroklubo lėktuvai skraido, tiesiog turi užduotis ir mokosi. Nes mes pastebėjom, kad nusileidžia ir vėl kyla. Ne, čia ratai sukinėjai. Taip, tai ir yra. Mokosi nusileisti, mokosi pakilti. Na gerai, tai... Nu, koks lakūnas puikus. Šiek tiek pasimokysi, 10-tukais mokysies, pažinsi aerodinamiką, atvažiuosi į muziejų, su treniruokliu skraidyti pradžioj. Va, o žinokit, šį penktadienį čia atskris keletas lėktuvų iš Vilniaus, iš Antano Gustaičio aviacijos instituto ir jie pasakos moksleiviams, jau abiturientams apie tai, apie galimybę stoti į aviacijos institutą. Na ir čia bus tokia linksma šventė, moksleiviška, studentiška. Galėsit, atvažiuoti, lauksim. Gerai. Laimingai jums. Ten važiuosim vėl ekskursijos.